Senelė, senelė, pasiek man pasaką. Žinai apie ką? Apie 3 paršiukus. Arba ne, apie šuniuką ir berniuką. Arba ne, geriau parodyk tuos senus senelių pribojų žurnalus. Nežinau, aš tokių pasakų, bet aš tau galiu papasakoti apie kiaulių gripo virusą. Tuoj pasimsiu albumą, parodysiu, kaip jis atsirado. Dar šitos negirdėjau. Seniai, seniai, labai seniai, Meksikos glūdumoje gimė 2 paršiukai. Vienas paršiukas buvo žalias, o kitas po kairę. Verčiu kitą lapą ir matau labai blogą kadrą. Žalias apsirgęs, o tas po kairę irgi triedžia į kairę. Senelė, senelė, o jie susirgo? Palauką nukėlė, kad negautum nelaukto diržo. Laikui bėgant, paršiukai vis blogiau jautėsi. Žalias tapo mėlynu, o po kairę dar labiau suko į kairę. Po kairę, 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 po kairę. O taip nesveikuodami, paršiukai papuolė į vegetarų rankas ir pavirto dešromis. Aišku, senelė. Graži pasaka. Senelė, norėjau paklausti paskutinio klausimo tavęs. Na. Ką rytoj valgysim betum? Dešras, anakėlį, dešras.